Aš nesivadysiu, kaip neįdomu viskas, noriu patirti kažką naujo. Nu, aš tau galiu parodyti pasaulį, bet už tavo sielą. Nu, velnės geras tu, sutarta. O, kokia mergytė barakuda. Margarita, būnam kartu. O, nu davai, Faustas nuduria brolį. perkūnais, kokia velnio. Ai, nu bent svarbiausia, kad myli. Tai mergytė, barakuda, einam vaikų padaryt. Nu, ir žinai, aš dar netyčia tau mamą nunuodėjau. Nu gerai. Eina savo, Faustai, man atrodo, knešė. Nu, žinai, kaip čia tau pasakius, aš einu pieną nupirkti gerai, aš grįšiu tuo, žinai, taip pat jau užsidaro, einu pieną paimti. Lauksi, nesulauksi. Eina savo. Lemba, aš nužudysiu tą vaiką, nes tu toks atsilūpęs, Faustai. Uždaroma į kalėjimą už šį veiksmą. Nu, mergytė, tai žinai, va, grįžau su pienu, matau, čia sėdi, nu tai galim, žinai, dėsi pabėgti ir toliau gyventi. Eik, velniau, blemba, stuobris tu esi. Aš geriau mirčiau čia viena iš toj kamerui, negu su tokiu lopu kaip su tavim. Jočiau, čia eik tu fiks, Faustai. Eik, nu žinai, kaip sako ten, jei nenori, tai nereikia, kai norėsi, nebebus. Nu, matyt, nugyvenau jau tokį gyvenimą, kupiną nuodėmių ir bastymus. Kol kas nepadariau nei vieno gero darbo. Žinai ką, Mefai, laikas taisytis. Sugalvojau, pastatysiu utopiją kitiem, dai varom. Bet pirmą, reikia sudeginti šitų senelių hatą greit. Nu, nes statant grandiozinę utopiją, per sunku suras, kur apgyvendint du žmonės. O tai tau taip net negaila, kad tu ką tik du žmonės sudeginai? Neskaitant nekaltos šeimos, kurią tu sugriovėjai? Nu, man nerūpi, aš darau, ką noriu ir jei jie man trukdo, tai, nu, jiem galas. Eina sau, tu grinai Hitleris esi. Nu dabar aš tavo akis paimsiu, hihi. Blin, nu, akių tai galėjai ir nepaimt. Bet įsivaizduoja, kaip gražu bus, kai senoliai gyvens mano bombinį utopiją. Ak, sustok akimirką žavi. Mefistofelis įmeta Faustą į grabą. Nu, karočią, tavo metai seniai. Eina velniop su manim. Tu per šį laiką nieko gero nepadarėjai. Sugriovei šeimą nekaltos mergytės ir sudeginai senelių hatą. O tavo vienintelis geras darbas yra įsivaizduojamas. Tu tikrai eini į pragarą, vyruk. Juolab, kad dar yra kontraktas su Dievu, kad tu man priklausai jau. Bet Faustas surado savo gyvenimo prasmę? Dieve, jis sudegino du senelius ir dar yra pagrindinė priežastis, kodėl sugriuvo nekalta šeima. Jis grinai savo veiksmais privertė 14-metį nusižudyti. Ir jis visiškai neatgailauja to. O tu dar nori jį į dangų pasimti. Nors jo, apie šitą nepagalvojau. Nu, jis turėtų degs pragare. Ten jis dar galės padėti tam tokiam Sizifui kokį akmenį parident, nes aš iki girdėjau, jam nelabai sekasi.